Sveiki atvykę į Klaipėdą. Pirmas Tour of Lithuania etapas čia startuos birželio 4 dieną, 11 valandą. Jau visiškai netrukus šioje aikštėje už kelių dienų jūs matysite ne tik mane ir Paulių, bet čionais susirinks virš 170 sportininkų iš 26 skirtingų komandų ir jie pasileis į 5 dienų nuotykį per Lietuvą. Klaipėdoje yra įsikūrę dvi įmonės, kurios labai stipriai prisideda prie profesionalaus dviračių sporto finansavimo. Viena iš jų yra Voltas ir šiandien pakalbinsime įmonės vadovą Darių Levickį, kuris tuo pačiu yra ir Lietuvos dviračių sporto federacijos prezidentas. Labas, Dariau. Sveiki. Jeigu apie Voltą trumpai, tai dirbame energetikos srity. Instaliuojam didžiausius Lietuvos fabrikus, gamyklas, vėjo parkus, saulės elektrinės ir taip toliau. Neatsimenu, prieš kiek tų metų vienas bičiulis sako, Dariau, pabandyk, sako, faina, mes čia važinėjame su Hebra, čia taip, panai, gal 15 metų bus praėję, tai kai važinėjau, tai esu ir Lietuvos veteranų kategorijai 3 vietą užėmęs. Kaip įsivaizduoja Tour of Lithuania, ką pasieks, kaip išaugs tas renginys per artimiausius ten keletą metų? Yra ambicija ir aš manau, kad su kiekvienais metais 5 etapai. Visų pirma, pritraukia komandas tie 5 etapai, kad tu gali atvažiavęs turėt gerų lenktynių. Vienoje vietoje nereikia blaškytis. Pirmas dalykas, o kitas dalykas, ta ambicija, kaip sakau, ta ambicija turbūt augins vis geresnės komandas. Nemažai tikrai bendravom su komisaru, kuris buvo pernai iš Ispanijos, sako, jūs turit superinės, puikias lenktynės. Ir tas mūsų šalies retas gal apgyvendinimas, daug tuščių kelių, geros trasos, jos labai ir dviratininkam patiko ir imponuoja ir aukštam lygiai viskas buvo suorganizuota, tai vadinkim tas lygis turi augti ir galbūt į aukštesnę kategoriją ateityje tos varžybos turi perėti. Ačiū labai už informacijos pasidalinimą ir detalumą. Čia nuo mūsų komandos traumų marškinėliai, kad būtumėt apsaugotas. Ačiū. O dabar atvažiavome pas kitą Tour of Lithuania 2025 rėmėją įmonę Madaris. Jinai užsiema kelių statybą ir kad tai suprasti, tai galite pasižiūrėti čia ir pamatysite daug įvairiausios kelių statybinės technikos. Einam pakalbinsim jos vadovą ir šių lenktynių sporto direktorių Darių Džervų. Trumpai apie Madarį, tai Madaris daro viską, kas už pastato. Tai nuo inžinerinių tinklų iki dangų, iki rakto, kaip sakau. Mano mintis iš vis apie Tour of Lithuania buvo nuo pat pradžių, kad kiekviena šalis turi turėti turą, kaip Tour de France, Tour of Belgium, Tour of Poland yra World Tour lenktynės. O Lietuvoje per visą istoriją nėra buvę tokių lenktynių. O šiemet atvažiuos, mes žinom daug komandų irgi iš viso pasaulio, ten kur pasuksi gaublį ir besi pirštų. Tai ir... Kai lenktynės atsidūrė UCI kalendoriui, visi išreiškia norą dalyvauti ir tada mes jau žiūrim, ką pakviesti. Tada išsiunčiam tą invitationą. Būsiu tas lenktynių direktorius šiemet. Lenktynių direktorius važiuoja prieš visus peletonus, už policijos iškart. Jisai važiuoja ir žiūri, ar viskas saugu, ar trasa yra saugi ir jis gali bet kada realiai sustabdyti, padaryti neutralius lenktynės, dar kažką. Tai tą jis daugiau daro, o už visą lenktynių, tą eigą, už visą tvarką tarp sportininkų, tai lenktynių komisaras atsakingas, kuris šiemet bus anglas, britas, man atrodo. Jau turbūt nuo naujų metų uždavinėja klausimus, tikrina informaciją, tikrina roadbookus, tikrina, ar viskas yra palei UCI taisyklės. Nes iš tikrųjų yra didžiulis renginys UCI, kad gauti, ta prasme, vienus metus gali gauti. Norim būti UCI lenktynės. Važiuokit, jūs padarot blogai, viskas, tu nebegausi licenzijos, ir dėl to ir po lenktynių mes gavom irgi tokią kaip ataskaitą su rekomendacijom, ką reiktų pataisyti, ką reiktų tą, bet mūsų bendras buvo įvertinimas geriau nei vidutiniškai. Tai jau neblogai. O visas trasas ruošia Lukas Talačka. Jisai mūsų trasų dievas, travos dievas ir jisai ten viską dėlioja, sužiūri, kad būtų įdomu. Didžiosiuose turuose kai kurie etapai būna vadinami Queen Stage. Lietuvoje kuris iš šitų 5 etapų bus Queen Stage. Queen Stage'as greičiausiai bus Utenos
nes ten yra per kalniukus sukilimo ten nemažai. Tai aš laikyčiau Utenos etapą. Jeigu tai yra lyguminis etapas, tai tu gali jį ilginti šiek tiek. Jeigu būtų daugiau kalnų ar dar kažkas, tada natūralu jį trumpini. Nes šiaip, pavyzdžiui, D2 lenktynėse yra nuo 100 PM iki 200, tam tarpe. O dabar mes jau atvažiavome į sporto centrą Viesulas, į Viesulo sporto centrą. Ir čionais, kaip matote, treniruojasi jaunimas, duodam jiem 5, būtinai reikia juos palaikyti. Pakalbinsime jų trenerius Ramūną ir Viliją ir pasižiūrėsime, kaip atrodo sporto centro bazė. Sveiki, čia vyksta dviračių sporto treniruotės. Dalyvauja visi 8-18 metų vaikučiai. Orientuojamės į viską. Plentas, trekas, kalnų dviračiai. Dar neužkabinom gravelio, bet jau po truputį. Mergina sako, kad neveikia ratai, aš sunkiai sukosi, bet dabar išsiardžiau guoliai, viskas tvarkoja. Jeigu nori pašpinėk, pasakysi. Visiškai švariai, jo. O kai surinkau, tragiškai veikia. Nuo Volto padėjau įsigyti mažiesiams dviratuką. Mes dažniausiai dviratininkai jaunėja ir nebeturim dviračių jiems. O tie 8-mečiai, 10-mečiai, kurie nori sportuoti, norisi kažkaip, kad jie turėtų... Sakau, šiandien matyti, jo. Jiems svarbiausia dabar žaisti ir mokintis, tai pedalai, iš Vilanovos gavom tokių pedalų, kad vaikam tiesiog mokintis įsidėti koją, kas dar nepatogu, kad fiksatorių gal nelabai jie dar supranta. Sportas yra apie tai, kad ne tai, kad treniruoti vaikus, bet apie tai, kad jos išmokinti, kas yra tas dviračių sportas. Kas čia prie remontų, dažniausiai čia viską darom. Aš tai gal labiau šnekėti negu padaryti, bet mano kolegė tai čia yra meistrė dažniausiai. Vienam uždėjai plokštelės, jisai griuvinėja, nes ar matės viską. Paskui gaunasi, kad išsijuokiam visi iš jo, tada ateina kitas, vėl tas griuvinėja, visi iš jo. Bet visi juokiasi ir sako, žinok, visiems mums taip pat buvo, žinai. Tai jie išvažiavo treniruoti ir žiūrim ten, porą jie ten. Vieni nuvažiavo, grįžo, o kur kiti nematėm. Paskui, žinai, treneri važiuoja, gaudo, ieško, kur čia jie dingo, žiūrim, miške pagaliukais mėtosi. Taigi, birželio 4 dieną, 11 valandą, trečiadienį, kviečiame visus Klaipėdos miesto gyventojus, Klaipėdos miesto svečius, dviračių sporto mylėtojus, šiaip turinčius laisvo laiko atvykti tai ten už mūsų, šalia Klaipėdos universiteto esančioje studentų alėjoje, startuos Tour of Lithuania 2025, tarptautinės daugiadienės profesionalų dviračių lenktynės. Labai idealiai viską išpyškinai. Visas naujienas, visus reportažus sekite ir toliau portale lnk.lt.